14 uždavinys susijęs su trikampių panašumu arba su panašiaisiais trikampiais. Sąlygoje duoti du statieji panašieji trikampiai, jie vienas į kitą yra panašus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad paėmęs padidinimo stiklą, šitą padidinęs galiu gauti šitą, tai yra gausiu šitą, jeigu kažkokį tai kartų skaičių padidinsiu. Tas padidinimo skaičius, koeficientas vadinamasis, panašumo koeficientas yra, kiek kartų padidinus. Ką galim pasakyti? Kadangi jie yra panašus ir tos kraštinės netgi nupaišytos atitinkamos, tai vieno trikampio kraštinės yra vienodą skaičių kartų didesnės už kito trikampio atitinkamas kraštinės. Kiek šita kraštinė kartų trumpesnė už šitą? Arba panašumo koeficientą iš karto galima apskaičiuoti, nieko ten per daug nežiūrėdami tą sąlygą, ko mūsų prašo, kad panašumo koeficientas, aš taip prašau, panašumo koeficientas yra lygus CA, galiu labai tvarkingai rašyti, nes tai yra egzaminas, CA padalinęs iš CA ilgį padalinęs iš MK ilgio, tai yra atitinkamos tos kraštinės, tai yra gausiu panašumo koeficiento reikšmę, gausiu dalydamas 18 iš 9, tai yra 2. Kitaip sakant, šito trikampio kraštinės yra dvigubai ilgesnės už šito. Jeigu čia būtų 3, tai čia būtų 6. Jeigu čia būtų 5, tai čia būtų 10. Taip? Ką mes dar galim iš to pasakyti, dabar mes čia nesigilinkim, žiūrėkim, ko prašo mūsų sąlyga. Mūsų sąlygoje dar pasakyta, kad šio didžiojo trikampio plotas yra 108 kvadratiniai centimetrai ir prašo apskaičiuoti to mažojo trikampio plotą. Tai jeigu panašiųjų trikampių kraštinės proporcingos yra, tai yra jos viena nuo kitos skiriasi skaičiumi, vadinkim taip, daugikliu K, tai yra tuo panašumo koeficientu 2, tai plotai susiję kaip, žinom tą dalyką, kad panašių figūrų plotų santykis lygus panašumo koeficiento kvadratui. Tai mums reikia panašumo koeficiento kvadratą rasti, tai yra šio skaičiaus kvadratą ir šitą skaičiuką padalinę iš šio skaičiaus kvadratą ir rasime šio trikampio plotą. Aš čia taip sunkiai šneku, bet iš tikrųjų tai yra S mažojo trikampio, tai yra trikampiuko SML. Ką aš čia tvarkingai užrašysiu šito trikampio plotą, gausime dalydami didžiojo trikampio plotą, aš jo čia nerašau, va čia tiesiog iš karto rašau reikšmę, padalyja iš panašumo koeficiento kvadrato, iš 2 kvadratų, tai yra 108 iš 4, viso labo yra 27, o ne 26, kaip aš pirmą kartą dalinau. Tai va, čia irgi svarbu, sakykime, taip greitai nesuklysti, bet, už kokią nors klaidelę, tai kai dalijau gavau iš karto ne tiek, už kokią nors klaidelę, aišku, komisija šiek tiek pabarto, kažkiek nubraukta taškelių, bet žinoma ne visus. Dabar dar vienas momentas šio uždavinio, galima buvo panašumo koeficientą laikyti lygiu ne 2, o 1/2. Tai mes gautumėm, jeigu šį skaičiuką dalintumėm iš šio, tai tada reikėtų atvirkščiai skaičiuoti ir plotą, tada reikėtų jau tenai nesusipainioti. Taip sakant, jeigu imam vieną, imam kitą, tai visur tas vienas pirmas, tas kitas antras. Jeigu šitas pirmas, tai tada visur šitas antras. Tai atsakymas yra 27. Kas tokie? Kultūringa, gražu ir tvarkinga. Duomenys užrašyti, tai yra į atsakymą įrašyti, kad tai yra ne kažkokios tarabumbijos ar ten kažkokie neaiškus, kažkokie dydžiai, tai yra tiesiog kvadratiniai centimetrai, nes sąlygoje tai duota. Tai tiek.